Mielieji, sveiki atvykę į prekybos miestelį Urmas. O dabar visai netrukus mes, kaip jau ir supratote, už mano nugaros sufleruoju, kad keliausim įsirinkti kailinių arba palto. O čia yra pirmoji parduotuvė Raudonajame Pasaže, visai netoli Vakarinės galerijos. Tai yra antra salė ir 20 parduotuvė, kaip čia ir parašyta. Keliaujame į vidų. O čia mus iš karto pasitinka gerbiama Jūratė, kuri jau ilgus metus darbuojasi, apie 19 netgi. Sveiki, Jūratė. Taip, sveiki, malonu, labai džiaugiamės. Tai pas jūs čia kaip į namus atėjus iš karto, va toks jausmas, labai malonu, jauku, aišku, ir dėl tų kailinių visų aplinkui, dėl paltų, bet ir dėl jūsų pačios šypsenos. Tai jums čia, suprantu, tikrai patinka darbuotis, nes jau tiek metų. Taip, mes turime ir darbuotoją, bet aš pati mėgstu dirbti, labai mėgstu bendrauti su žmonėmis, labai patogu žmonėms, kadangi kainą galima paderinti. Kiekvienas nori tų derybų, o kada pats savininkas būna, tai yra labai gerai. Aišku, jūs ir patarsite, nes jau tikrai puikiai žinote, esate ekspertė. Tikrai, jeigu žmonės leidžiasi, tai aš visada patariu. Visada padedu išsirinkti iš didelės gausybės, ar modelį, ar dydį. Kokiais gaminiais jūs didžiuojatės? Vat, kuo šį sezoną esate net labiausiai gal pati patenkinta, kad čia turite? Šį sezoną labiausiai džiaugiuosi kailinukais, kurie šiais metais yra natūralios vilnos, o ne sintetiniai. Ir trumpučių, ir ilgesnių, visokių pagal skonį. Pagal kiekvieno skonį ir pagal kiekvieno dydį. Taip. Turime dydžių, ne tai, kad jie yra oversizas ar unika, kaip sako italai, bet turime didesnių ir mažesnių. Ir jūs galime papuošti. Svarbu. Tikrai labai mažiausiai iki didžiausio. Tikrai yra. Labai gerai, nes iš karto atvyksti į tokią vietą ir tikrai žinai, kad išsirinksi 100%. Va, tas yra labai smagu. Taip. Ačiū Jums labai, Jūratė. Tai dabar jau ką, belieka tik tai keliauti, apsidairyti ir aišku, visko įsimatuoti. Taip, Jums labai ačiū tikrai, kad mus aplankėte. Įėjimas čia iš lauko pusės, tai prašau įeinat ir iš karto aš pastebiu madingiausias, man atrodo, kailinukus, o jų yra įvairių spalvų ir jie pasižiūrėkit kokie faini. Šakas. Iš karto aš noriu griebti šitą, aišku. Sielo savo spalvos kailinukus, kurie yra iš natūralios vilnos. Čia ir į balių, ir į darbą galima eiti. Tai yra trumpučiai, kaip matėm, ir yra toks ilgas variantas iki pat žemės. Tai ir saugiai jausitės, žiūrėkit, kaip madingai. Vau. Gyvūno rašto kailinukai su dirželiu yra labai madinga šį sezoną, beje. Tikrai šis raštas. Ir matau, kad tokių yra ir, aišku, ir tamsesnės spalvos. Čia su tokiais ir rudenį, ir žiemą galima drąsiai, man atrodo, keliauti pagal temperatūrą, bet va, dabar kaip tik ir laikas atsinaujinti, man atrodo. Yra ir elegantiški, pasižiūrėkit, kokie kailinukai, lygiai taip pat su vilna, lengvučiai labai. Pasižiūrėkit, kaip gražiai atrodo tas kailiukas. Kad galėtumėt paliesti, žinotumėte dar, kad ir labai švelnu, bet aišku, kad tik atvykę galėsite čia viską paliesti savomis rankomis ir įsitikinti tuo, kad dar koks dirželis gražus. Nuostabus, aišku, jeigu noris ir ilgesnio variantų, tai ilgesnis taip pat yra. Įlendi į tokį gražų daiktą ir jautiesi ir elegantiškai, ir labai labai saugiai nuo visų šalnų, nuo visų šaltukų tikrai apsaugos. Jeigu norisi turėti ne tik tai kailinius, o tikrai svarbu spintoje turėti ir kailinius, ir taip pat va tokią striukę. Kažkaip striukė gali būti irgi be galo subtili ir elegantiška. Čia kitoje pusėje dar radau ir tokių kailiukų su kapišonu, tai ir galima taip, nežinau, paaugliam, manau, kad galėtų patikti šitas variantas visai. Čia užsisegė ir toks madingas labai dalykas ir irgi jautiesi, man atrodo, apsisaugojęs nuo šaltuko. Tai jeigu jums, kaip ir man, labai patinka iki pat žemės tokie kailinukai arba paltai, tai va čia, žinokit, jau yra visa eilė. Yra striukių taip pat iki pat žemės.
O prie įsirinktų kailinukų galima taip pat čia pat vietoje įsirinkti ir kepuraitės. Ir kepuraitės be galo švelnios, gražios, spalviškai atitiks jūsų kailinukų spalvą. Aišku, yra ir, kaip matau, ir pirštinaitės, ir šalikiukai, ir viskas pagal jūsų skonį, grinai pagal jūsų įsirinktą paltą arba kailinukus. Tikrai spūdingai atrodo, ar ne? Kažkaip tinka ir prie mano dabartinės aprangos. Puikiausiai šiaip tikiu, kad per daug padarėtų. Ir labai patinka, kad, aš mėgstu iki pat žemės, bet čia net nebūtina turėti iki žemės, kažkaip puikiausiai viską uždengia. Čia pradama. Aš pati žinau, kad net pažįstu savęs, o labai dailus toksai palčiukas, kailinukai, švelnus ir, kas svarbiausia, dvi pusiai. Tai, pavyzdžiui, galima įsiversti į kitą pusę, čia kišinaitės įdėti į vidų ir turėti verstos odos kailinukus paltelį. Vau, įspūdinga. Reikiant apsipirkusi, kaip matote, netgi porą skirtingų kailinukų, kurių dar kitur neteko matyti, o čia pamačiau ir negalėjau atsispirti. Nusipirkau, o dabar keliaujam apsidairyti į vakarinę galeriją. Dabar atėjome į vakarinę galeriją, 8 salę, 50 vietą, kur, kaip jau matote, visa eilė ir tiesiog labai daug įvairiausių klasikinių paltukų. Sveiki, Daiva. Sveiki, Kornelija. Tai čia jūs esate šeimininkė šitos vietos, aš suprantu, ar ne? Aš esu pardavėja. Pardavėja. Bet šiandien esate šeimininkė ir dabar jau mums papasakosite šiek tiek gal daugiau, kokio asortimento galima rasti ir tikėtis pas jūs. Pas mus galima rasti labai platų asortimentą paltukų nuo trumpučių ir visiškai be pašiltinimo iki ilgų, klasikinių, su kailiu. Kailiai pas mus visi yra natūralūs. Medžiagos yra tikrai geros sudėties, yra su kašmyro. Vienuose yra kašmyro 64%, kituose yra 79%, audiniai yra minkšti, malonūs, mažai lamdosi. Šį rudenį dominuoja ne tik vienspalviai, ne tik tai tos klasikinės spalvos, kemelų, ruda, šokoladas, bet taip pat ir su raštais paltukai. Mėgsta žmonės pirkti. Mėgsta, iš tikrųjų tai mėgsta, nes jie yra praktiškesni, ant jų nieko nesimato, jie tokie maskuojantis truputėlį. O šiaip, aišku, aktualiausias tai yra būtent klasika. Dar šita, paskui riešuto labai graži spalva. Toks grynas ruduo, žiema man čia. Taip, bet galima truputį ir praskaidrinti, galima ir šviesesnius, ir šviesiai pilka, ir tą asfalto tokią pilką spalvą. Šiemet irgi jinai aktuali ir populiari mūsų klientų tarpe. Labai didelį asortimentą turim trumpesnių paltelių. Pats tas aprangos eina platesnės kelnės, viską tai pagal madą. Pagal madą. Tai tada aktualesni jau yra tie truputį trumpesni paltukai. Tai irgi turim įvairovę ir su kailiuku, ir be kailiuko. Dominuoja daugiau tas laisvesnis stilius. Nėra jie stipriai lemenuoti, nors turim ir lemenuotų. Žodžiu, įvairiam skoniui. Aš matau, tiek nuo to tokio laisvesnio, tiek palemenuoto, kam kaip patinka. Šiemet galim pasigirti, turim su gaubtuvais paltų.
Nes tikrai nėra labai toks, vat, kad būtų jų daug, o šiemet vat turim. Būtų irgi ir camel spalva, ir juodi, tai vat būtent su gaubtuvais. Jie nėra grubus tie gaubtuvai, jie gražiai suformuoja pečių liniją, tikrai atrodo labai neblogai. Išlaiko tą elegantišką. Išlaiko ir tikrai toks, vat, klasika, bet tokia truputį pamoderninta. Ir kaip gražu, kad čia ateini ir iš karto matai štai sukomplektuota su šalikėliais. Ir kaip gražiai irgi atrodo toks akcentas parinktas. Reikia tiesiog ir pirkti visą komplektą. Iš tikrųjų, tai paltas be šaliko, tada gaunasi toks jau jisai labai kuklus ir labai, kaip sako, sausas. Tai va, būtent pikantiškumo ir priduoda tie visi aksesuarai. Oi, kokia dama. Prašau. Čia net jokio šaliko nereikėtų, žinokit, jau šilta ir taip su tuo kailiuku ir kaip dailiai, kaip gražiai atrodo, o Dieve. Nuostabu. Kokia. Kiek daug kailio šį kartą čia. Kaip dailiai, oho. Man patinka tas visas įsiuvinėjimas labai dailus, čia visur tokios detalės, atrodo ir sagos, žėri. Tai toks kaip akcentas, netgi sakyčiau, kaip aksesuarai. Labai gražiai atrodo irgi. Na dabar jau žinokit, pats metas ieškoti ko nors šilto tėčiams, broliams arba jūsų be abejo antroms pusėms. Atėjome į In butiką, taip vadinasi ši parduotuvė, 8 vieta, 9 salė ir vakarinė galerija. Prisiminkit, keliaujame į vidų. Ir tik atėjus į vidų, žinokit, iš karto tu matai kokybišką striukę. Galima įsigyti štai tokią neperpučiamą žieminę, rudeninę, sezoninę striukę nuo 129 €. Vau. Štai yra kita iš viso juoda, tokia klasikinė striukė ir šilta, labai jaučiasi, kad ji šilta. Oho, kokia užtikrinta, žinokit, šitą striukę. Ir matosi, kad pluoštas be galo kokybiškas yra ir jinai tikrai apsaugos ir nuo vėjų, ir nuo visų kritulių. Galima rasti dar ir įvairių spalvų, kaip matote, ir mėlyna yra, lygiai taip pat šilta, labai gera striukė su kailiuku. Ši būtų, jeigu norisi, tokio jaukumo šiek tiek. Viršuje matome tokias labiau matinės gal striukės, o čia yra ir blizgių, kaip matau, šiek tiek ilgesnių, tai irgi jeigu norisi, patinka tiesiog toksai stilius jums, tai irgi galima tokią rasti čia. Vienspalvė, daili striukė. Šalia striukės be abejo reiktų ir palto, o palto čia taip pat galima rasti, kaip matote, turkiškas paltas su vilna, šiltas lygiai taip pat ir tikrai puošia. Štai elegantiškas į renginį, koncertą, į šventę drąsiai. Štai taip ir užsisega, čia matau iki pat kaklo, saugiai. Nėra jisai per storas, bet kadangi vilna, tai žinokit, nesušalsit.
Na, žinokite, prekybos miestelis Urmas diena iš dienos mane tik stebina ir stebina. Aš kaip tik čia atvykstu, taip, ką nors naujo sužinau, naujo galiu paliesti ir svarbiausia pasimatuoti. Būtinai atvykite ir jūs čia, nes matuotis yra labai sveika ir netgi, sakyčiau, skatintina tai daryti. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote šį kartą mus ir sugrįžkime lygiai po savaitės, tuo pačiu metu į prekybos miestelį Urmas.